Sveiki visi atvykę į dar vieną video ir šiandien pradedu naujas serijas. Žaisiu Hexed modpacką, ką tik atsisveikinau pasaulį. Ir kaip tik radau va šitą, ką žinau, kad šios siekos vien. Matau, kaip pilnai neužauja, bet iš tikrųjų gal čia tektų, gal reikėtų apsistoti čia gal kažkur. Iš tikrųjų, tai tas Hexed modpackas ir tiesiog, jeigu nežinot, čia per Hexed modpacką, bet turbūt žinot, kad visi šitie orstai labai iškelia ir aš galiu dabar nueiti ties ir rasti deimantų, jei gerai prisimenu, tai prie pat. Na ir tiesiog šitą modpacke yra 68 modai pagal viską kažkur. Kas tenai? Jisai puola? Yra? Armadillo. Armadillas. Šūdus jisai puola. Koks šūdukas. Eik tu savo. Jisai atsihylina kai greit. Gal nereikėjo įsipult. Skaiau. Ką man su juo daryt? Nesupratau. Jau užsirauna visiem manęs? Ai ne, gal ne. Ko čia per šūdas? Kodėl aš negaliu bėgti? Ko čia per nesąmonės mane puola? Meška dar poliarinė. Ai, nereikia gal man bėgti, nes kiek per šitą modą pamenu, tai maistas yra baisus deficitas ir tiesiog, man atrodo, aš jau padariau didelę klaidą, kad šitiek išbėgiau savo staminos, kaip sakant, arba maisto bar. Jeigu gerai, gal nereikia, tiesiog paaiškėt. Aš baisiai bijau, nes šitas modas, tai kaip baisiai bijau, bet šitas modas yra žiūri, kaip sakant, labai pavojingas, nes kaip matėt, čia beveik viskas mus puola, įskyrus tas meškas, bet jeigu aš tik į kartą viso. Sorry, kad frimdropinu šitaip, nesitikėjau iš tikrųjų, bet biomas toks masinis, toks didžiulis ir gal medienos gal. Iš tikrųjų šitą modą yra šitas toks tipo modas, kur tiesiog tikėkis, kad viskas iššoks ant tavęs. Tiesiog labai ten tiesiog, pavojingas toks labai. Turiu kovoti už savo rasę. Na ir matau vištų. Įdomus medis, įdomus toksai kažkaip specialiai padarytas. Dešinys, kairys, tai panašiai. Tai gerai, pabandėm taip. Beje, šitas čia necheatin, čia tiesiog. Atsiprašau, kad pažiūrėt kaip gaminti. Aš dar iš tikrųjų nenustepčiau, jeigu šitas viščiukas pradėtų mane pult. Reikia netyčia neužvožti meškinai, nes iš tikrųjų bus šakis. Labai slupa daug damage. Davai, reikia greičiau užvožti, nes. Emerald šerdas. Kažką galima kolekcionuoti. Iš tikrųjų, nesu labai patyręs su šitų modų, tai jeigu kažkaip labai matysit, kad aš niekuo čia nesuprantu kažko, ar taip, tai iš tikrųjų, gali būt, kad dėl to, nes tame esmė, kad čia reikia gan greitai viską susiveikt. Jeigu galima, nes naktį iš tikrųjų išlenda tiesiog, neįmanoma pakovoti su
tokiais mobais, tokie išlenda, kad tiesiog. Ir kaip matot, jau valyt man reikia ir aš jau. O ne. Šitas modas iš tikrųjų. Labai sudėtingas ir tai ačiū Dievui, kad šitas modas paliko tuos basic receptus, nes man nepatinka. Nu, iš tikrųjų neblogai, bet būna, kad kai kurie modai tiesiog išima, kaip sakant, senuosius receptus ir tiesiog po to jau taip sunku susigaudyti, kas kur ir kaip ką craftint. Iš tikrųjų šitas modas va labai geras. Dabar reikia greičiau mums susiveikt. 8 to ir greit paskui greit tą furnas ir išsikepti maisto ir na tada pabandysiu kažkaip o jau dėsta greičiau žiauriai greit dėsta ką dabar daryti o ne greičiau o maga ai savo iš tikrųjų čiut nenudėsiu mano maga labai greit iš tikrųjų krenta viskas iš po kojų pabandysiu dar paskersti šį iš tikrųjų man labai pasisekė kad čia veisiasi iš šitų iš tikrųjų ne tai kad veisiasi o ne iš tikrųjų man reikia jų neišdyti nes čia maistas tiesiog yra tragiškai reikalingas ir jeigu aš paimsiu ir išskersiu viską tai tiesiog šansų išgyventi beveik nebebus čia ne tai kad valgai tos maistus tiesiog taip yra o ne šiandien nukritau o greičiau man reikia tiesiog pakasti stalom tenai tas kaip sakant floating garden skriedantis tas šūdikas tai iš tikrųjų manau sekasi ne per blogiausiai o iškasim tą ironą iškepsim gal o štai taip ironas beveik visas čia iš tikrųjų kažkaip pagal tos čia žiūriu pagal visus orsus tai iš tikrųjų čia nėra kaip sakant sunku jais verstis bet tiesiog maistu tai taigi iš tikrųjų normaliai šiek tiek padarėm susipažinom su modu ir aš tiesiog manau kad štai čia užbaigsiu epizodą ačiū kad žiūrėjot labai tikiuosi jums geros dienos sėkmės ir iki kito video bye bye